kaip treniruotis ant bėgimo takelio. Galima pradėti nuo ėjimo tiesiog, užlipam ant takelio, dėl to iš šono. Pirmiausia, užlipam, apsižiūrim, čia yra rankenos, galima laikytis čia, galima čia, čia matuoja pulsą ir spaudžiame startą. Takelis po truputį pradės eiti ir lėtai eina. Nugara turi būti neutralioj padėty, pečiai nuleisti ir einam lėtų žingsnių. Čia reguliuojasi greitis, galim pasididinti greitį, spaudžiam rodiklį į viršų. Ir čia yra įkalnė. Pasidarysime įkalnę nedidelę. Ir po truputį laikydamės einam. Kai apsiprantam, nestabiliai jaučiamės, tada galim už rankas ir tiesiog eiti. Paprastai stengiamės eiti takelio priekyje. Ir jeigu norim sustabdyti, tai galim paspausti cooldown, tai yra lėtas sustabdymas, po truputį takelis sustos, arba galim spausti to mygtuką, takelis sustoja. Dar prieš pradedant eiti, prisisegam šitą prie drabužių ir jeigu kartais dingtų elektra, takelis sustotų, griūtume, tai įsitrauks šitas žetonas ir takelis sustos nesusidėjęs. Tai ko gero. Supratau. Gerai. Gerai. Taip, pasiruošęs. Spaudžiam startą. Ir palaukiam jūs eiti. Laikomės rankom. Truputėlį palaukti. Ir einam daugiau šitoj pusėj. Kai apsiprantam ant takelio, galim didinti greitį įkalnę. Ir po to jau kai išmoksim eiti ant takelio nesvyruojant, stabiliai, tada pradėsim.